Na štai, baigiau šių metų sezoną su elektriniu motoroleriu. Planas buvo nuvažiuoti 2000 km. Po to realiai pamačiau, kad galbūt 1500, o gavosi taip, kad nuvažiuoti... Dar turėtų įsijungti. Nu va, 1290. Taip, kokie planai? Žiemą išimti akumuliatorius ir padėti šiltai, kad neperšaltų ir neprarastų savo galios. Toliau sutvarkyti rankinį trosą, nes dabar buvo priburtas šitaip. Patikrinti galinės stabdžių kaladėlės, nes labai prastai stabdo. Ir tuo pačiu pasižiūrėti priekinės stabdžių kaladėlės, nes jau paskutiniais kartais buvo pradėjęs įpūti. Ir įdomu, kokia būklė. Pastebėjimas, kažkodėl išeidinėja oras iki 1,5, pučiu 2,5. O daugiau kaip ir problemų nebuvo su juo. Nuvažiuotas kilometražas. Čia paskutinį kartą buvo 25 km. Ir jau užsidega lemputė. Žiemą statysiu be akumuliatorių ir kitą sezoną bandysiu važiuoti toliau. Galbūt kitą sezoną pavyks plius 2000 km. Važinėta šį sezoną į darbą. Pagrindė pirmyn atgal. 10 km į vieną pusę, 10 km į kitą pusę. Ir vienas didelis kalnas. Tai va, tas kalnas ir atimdavo daug galios. Gal iš jūsų kas nors irgi eksploatuojat tokį patį? Pasidalinkit savo patirtimi, kaip sekėsi važinėti. Kokie pastebėjimai, nuomonės, patobulinimai. Padarysiu galbūt video apie remontą galinio rato stabdžio, priekinių kaladėlių patikrinimą. Ir laukiu kito sezono. Iki.